pristatys dabar naujovės, kurios teikiamos studentams. Tai laba diena, na, daugeliu veidą čia matyti. Tai aš skaidrių turiu labai daug, bet man atrodo labai panoramiškai pabandysim pereiti tai, kas galėtų būti įdomu, kas galėtų būti vertinga. Tai visų pirma, kokią vietą užima tie imitaciniai žaidimai. Na, apie robotų šnekėjo gerbiamas Vasiliauskas, čia irgi labai įdomi dalis. Tai visų pirma, kaip matom, yra modeliavimo kažkokios priemonės. Na, tai modeliavimo priemonės tada sakytų, o čia ne merginom, čia neįdomu gal. Toliau mokymui skirtos priemonės. Na, tai kai apjungi ir mokymui skirtas priemonės ir dar prie jų žaidybinį kažkokį elementą, jau pasidaro visai įdomu ir tada tinka ir berniukam, ir mergaitėm, ir suaugusiem, ir pagyvenusiam, ir senjoram, ir visai nieko baisaus visiems kitiems. Dabar, kad ta istorija, kada prasidėjo, vėlgi aš prie savo kolegės pritariu, kad žaidimą ir verslo žaidimas buvo pirmas sukurtas moteriškės Brenštein Rusijoje. Tai 38 metais. Po to, na, atsiprašau, 32, o 38 ten Huizinga filosofiškai pritarė ir buvo pirmas žingsnis žengtas į šitą sritį. Tai va, taip kad labai šaunu, labai gerai ir vėlgi čia atvira dirva tiem vyrukam, kurie priimtų moteriškes į šitą sritį. Arba atvirkščiai. Tai va, toliau, na, jeigu apie žaidimus ir pagal ką jie čia skirstosi, gal jau artinasi pietus ir tiek to, kokias kompetencijas galim įgyti irgi, ir dalykinės, ir bendrasias, irgi viskas tinka. Ir dabar dar vieną noriu priminti, kad šita piramidė apversta rodo, kad būtent žaidimai ir modeliavimo priemonės Van Damme suskaičiuota ir kad duoda didžiausią efektą mokantis. Čia vėlgi prie kolegos Vasiliausko turbūt tik tai pritarimas jam, daugiau nieko. Na, dabar kokius žingsnius reikėtų keliauti ir ką gero duoda. Naudos be abejo tikrai labai daug ir čia po šitų pranešimų aš nieko naujo turbūt nepasakysiu. Dabar, bet ir trūkumų yra. Tai gal trūkumus vis tik reikėtų paminėti. Geri daiktai ir taip savaime suprantami, bet prie trūkumų tai tas, kad jeigu žaidžiantysis kažką tai klaidingai supranta, tai su savo tą mintim gali ir likti. Va šitoje vietoje jau mentorius turėtų ar instruktorius labai aktyviai sekt, kaip tos mintys vystosi. Ir ten buvo rodomos prieš tai smegenys. Tai tikrai taip, čia turi ką veikti. Kaip kolega Vasiliauskas sakė, kad jie ten vieni žaidžia, bet stebėti juos tikrai reikia, nes ypatingai, kai apie sudėtingus dalykus šnekama, tai na, paskui galima prisidaryti bėdos ir gana sunkiai iš tos vagos nuvesti į kitą vagą. Tai va. Na, teorijas klaidingai suprast. Va, aš galvoju, kad šitoje vietoje pasižiūrėsiu į lubas ir man viskas bus gerai. Man pasisekė šitą sykį, aš laimėjau. Tai ir kitą sykį man tos lubos padės priimti sprendimus. Tai reikia įrodyti, kad tu turi išmokti kažkokios teorijos prieš tai tam, kad priimti sprendimą. Tai va, viena iš pagrindinių tokių bėdų yra. Na, dabar kiek organizacijų čia tarptautinių yra ir į kurias galima įsilieti. Tikrai jų yra daug visuose žemynuose. Aš tik tai gal norėčiau paminėti vieną kitą, kad Azijos šalys labai stipriai šitoj srity žengia ir
Singapūrui, tarp kitko, vadovauja Singapūro skaitmeninių žaidimų sekcijai moteriškė, labai simpatiška. Taip kad, na, kituose gal tas balansas, sakyčiau, labai išlaikytas yra. Dabar čia yra Londono Jeremy Hall profesorius, jis turi laboratoriją, irgi galima iš jos parsisiųsti žaidimų ir už kuriuos reikės kažkiek pinigėlių mokėti, už kai kuriuos dykai, prie kai kurių galima prisijungti ir žaisti. Visa tai yra verslo žaidimai. Čia šitame puslapyje jis tuo ir domisi. Pagrindinis žurnalas, kur galima pasiskaityti, tai Simulation and Gaming, pasaulinis žurnalas, jo redaktorius, tarp kitko, yra Nicos universiteto profesorius, naudingų dalykėlių galima surasti. Žaidimų centrų pavyzdžiai, čia jų irgi yra ne vienas, ir didžiosios kompanijos kviečia žaisti, tarkim, L'Oreal, moterys visos žino, ką reiškia šita firma, turbūt organizuoja kasmetinius žaidimus ir kviečia aktyviai dalyvauti. Aš sakyčiau, kad ir mūsų lietuviškosios įmonės galbūt galėtų šituo keliu eiti, investuoti kažkiek tai, na tai į mūsų visų ateitį turbūt. Na čia gal praleisiu vieno iš žinomiausių profesorių, Klaberso puslapis ir jame vėlgi naudingos informacijos apie modeliavimus ir žaidimus. Galima surasti jų visą raidą ir, na, pagal ką klasifikuojama. Ir kad dabar sekantis žingsnelis turbūt reikėtų šnekėti, kas yra Lietuvoje. Lietuvoje irgi yra dirbama, džiugu. Štai keletas įmonių, kurios užsiima ir tuo pačiu netgi studentų gatvė mes turim. Jeigu visai apie mažus vaikus, turbūt skaičiukų miestelį, daugelis tėvų perka dovanų savo atžalom ir visi patenkinti, šitie vyrai eina gera linkme, tik tai irgi aš jiems palinkėčiau, kad jie ir draugių, moteriškių dar ten priimtų į programuotojus. Dabar čia iš Lietuvoje gana akademiniam sluoksnyje naudojamų žaidimų. Tai vienas iš tokių garsių yra Ecosys, kuris apima visas rytis nuo vyriausybės ir iki įmonės. Jį atsigabeno į Lietuvą Šiaulių universiteto atstovai. Jeigu kiltų noras, tai tikrai su jais galima bendradarbiauti. Toliau atsiranda technologiniam procesam skirtų žaidimų. Tai irgi lietuviškas variantas, Mansimsys, kur, na, aš iš karto prieš tai sakysiu, kad čia gal universiteto studentam, bet išklausius gerbiamo Vasiliausko jau dabar tyliu. Ko gero reikėtų sakyti, gal ir tas 3-metis ar 4-metis atkeliavęs, na gal jį šiek tiek adaptavus ir puikiai galima būtų pritaikyti tuos technologinius procesus ir tiem mažiem vaikam. Juk lėlytėm drabužėlius tai siuva mergytės. O čia būtent siuvimo technologijų visas procesas, tai kaip tu ką siuvi, kaip elgtis, tai puikiausiai šitą žaidimą turbūt reikėtų adaptuoti ir galbūt jaunųjų kompiuterininkų mokykla priimtų irgi. Va, nors mes mokom 4 kurso studentus, bet 4 metų vaikus irgi ko gero tikrai taip. Na, dabar neseniai startavęs Kvalitetas, lietuviškas žaidimas taip pat, kuo jis geras, kuo gražus dizainas, aiškiai matosi, kad jau kurtas profesionalų. Na, aš turiu visą palyginimą jo, nes kadangi ekonomikos ir verslo fakultetas KTU svarstė, kurį čia imt, ar mūsų kietą riešutą, ar šitą Kvalitetą.
Tai visa esmė yra tokia, kad, aš manau, kad tiem žmonėm dar prieš akis viskas ir jie, edukacinė prasme gal jis pateiktas ne visai tinkamai žaisti komandoje. Ten yra išvardinta keletas variantų ir iš jų pasirenka, gali pasirinkti. Ir toliau kitas dalykas, jeigu jaunajam verslininkui tai nesupažindina su egzistuojančiom finansiniam formom. Tai va čia šita vieta, kur jį reikėtų dar kažkiek tai papildyti ir man atrodo tikrai startuotų šalia visų kitų žaidimų koja kojon. Na ir mūsų komandos žaidimas Kietas riešutas. Tai čia ir šitam projekte buvo naudotas ir žaistas. Dabar šnekant apie Kietą riešutą, jį jau tikriausiai auditorija girdėjo ne vieną sykį, į ką atkreipim dėmesį irgi bendraujant su kolegom užsienyje, tai į vadinamų aptarimų tarp sprendimų priėmimo laikotarpio. Kad pasirodo tuo aptarimo laikotarpiu galima priimti labai gerus sprendimus ne tik sekantiem etapam, bet ir išmok daug ko. Ir čia kažkaip pasišnekėjus praeitais metais su profesoriu Krokalu iš Nicos universiteto, paaiškėjo, kad mes irgi savam žaidime galim labai daug ką išmokyti per tą periodą. Todėl, sakyčiau, va štai ir reklamos parinkimą, ir geografinių informacinių sistemų mokymą, ir optimizavimo metodus, ir bankroto tikimybės suskaičiuoti. Visą tai gali patys žaidėjai. Ir be abejo, tam reikia žinių, bet tada ir suinteresuotumas atsiranda, kai laukia ateityje priimti gerą, protingą sprendimą. Ir šitais, iš to išorinio žiedo, visi tie išvardinti metodai, jie pagelbės tai padaryti. Na, dabar su kuo mes draugaujam, tai gal čia tiek to, su įvairiom įmonėm ir šitoj skaidrė turbūt irgi į tą kvadratą ir telpa tie visi naujieji metodai. Čia tiek to gal kaip sudarytas tas mūsų žaidimas, žiūriu į laikrodį, kad laikas baigėsi, tai gal tiek to, nes čia tos visos finansinės formos dabar teks ateityje pervesti į eurus ir aš įsivaizduoju, kad tą visą pervedimo mechanizmą irgi žaidėjai turėtų pajusti, kaip tai daroma ir kaip tai turėtų būti, kokias užduotis teikiam ir ką pateikus užduotį iš karto turėtų suprasti, kokią priemonę naudotis. Argis kažkokias priemonės, geografinių informacinių sistemų, ar Excelio pakanka, ar Exceso reikia, ar pagaliau patys gal suprogramuoti gali. Tai visa tai vėlgi niekas neriboja tų žaidėjų, jie gali priimti laisvai kokias nori priemonės. Va štai vėlgi čia buvo užduotėlės tokios duodamos ir studentai pasiūlė, kad paprasčiausiai galima išspręsti su golsyku. Na, vėlgi tiek to jau gal aš čia nekomentuosiu. Toliau, kaip įsisavint ir suvokt informacinę sistemą, kaip ten tie ryšiai tarp lentelių. Vėlgi pats geriausias variantas, kad pats galėtum kažką pakeisti. Tai manyčiau, kad Digital Agendoje yra įrašyta, kad kuo daugiau open source databases turėtų būti. Vienas dar iš punktų. Reiškia, mes savo žaidimo duomenų bazę atveriam laisvai ir tikrai laisvai žaidėjai gali ją papildyti savo jėgom ir pakoreguoti tą žaidimą savo linkme. Va, tai irgi sakyčiau, kad pažangus žingsnis ir šiuolaikinis. Čia pavyzdėlis, kaip jaunųjų kompiuterininkų mokyklos vaikai sukūrė kokias aplinkas ir, kaip matot, jie prisijungia prie nutolusių duomenų bazių. Tai, sakyčiau, prie tų robotukų čia irgi visai neblogai.
Va, vėlgi kaip tie patys vaikai ir su onlininėm argi sistemom dirba, irgi specialiai įdėjo vaikų darbus. Tarp kitko mergaičių. Va. Tai va. Na čia desktopinė versija, ne, jau studenčių, bet mergaičių, bet studenčių ir ne IT sektoriaus, o verslo administravimo specialybės studenčių. Tai va, irgi kaip sekėsi žais, kur planuoja įmonę statyti, kur kokio apskrity geriau tą įmonę steigti, išanalizuoja statistikos departamento duomenys ir panaudoja desktopinės argis versijas, taip kad irgi netaip paprasta, netaip lengva atrodytų iš pirmo žvilgsnio, kai pačiupinėja, visai nebaisu. Ir vėlgi, bet tas generatorius pirminis yra žaidimas, verslo žaidimas. Tai va. Na, čia sulyginimas yra to kvaliteto, bet aš čia savo kolegų nei peiksiu, nei girsiu, nei savo labai. Tai va, ir pagrindinė išvada, taip kad man atrodo, belieka tik tai sakyti, kad dirbkim visi kartu ir viskas bus gerai. Tai lyg ir iki pietų spėjau. Ačiū.